Šiame video kalbėsiu apie 15 energiją. 15 energija tai yra velnias. Neišsigąskit, iš tikrųjų velnias, kurį paišo žmonės, tai yra tik tai žmonių baimės. Šitoje energijoje yra tiek pliusai, tiek minusai, kaip ir kiekvienoje energijoje. Jis gali būti bet kuriame matricos taške. Dažnai pasitaiko pašaukime, tai įsivaizduokit, kad pašaukime, tai reiškia dvasiniam pašaukime, reiškia žmogus tikrai turi galių padaryti pasaulį geresnį ir padėti žmonėms. Tai nenuvertinkite, nors pavadinimas ir paveiksliukas nėra labai patrauklus, bet iš tikrųjų ženklas parodo, kad žmogus kažkada praeituose gyvenimuose, kaip ir tikrai nemažai žmonių, kurie turi praeiti tam tikras patirtis, turėjo patirtį būtent okultizme ir labai gerai žinojo visas subtilybės astralinių planų, visatos dėsnių, tikrai turėjo reikalų galbūt su tuo kitų pasauliu, galbūt buvo ir magijos, bet tai nereiškia, kad tam žmogui uždarytas kelias, tai reiškia, kad kiekvienas žmogus turi visą laiką pasirinkimą ir jeigu toks žmogus su tokiais įgūdžiais pasirenka šviesų kelią ir užsiema dvasiniu tobulėjimu, tai be galo jisai turi labai didelį resursą padėti žmonėms, nes jisai žino, kaip viskas veikia pasaulyje, kaip veikia energijos, kaip jomis valdyti ir šiaip neveltui tamsiosios pusės, kas kažkada pasirinko būtent tokį žmogų, nes tik tai stiprų žmogų gali suinteresuoti ta tamsioji pusė, nes jinai iš tikrųjų egoistiška ir ieško ten, kur yra naudos tikrai. Tai yra seksualūs ir patrauklus žmonės, aš juos vadinu gundytojais, čia gundytojai, hipnotizuotojai, taisytojai, aš irgi galėčiau pasakyti tokį pozityvų žodį taisytojas, tai iš tikrųjų kaip ir ego, taip ir mūsų tamsioji pusė, kuri yra ego, būtent ta, kuri yra išstumta ir nepripažinta, jinai irgi turi savo naudos, jinai irgi veda mūsų į šviesą savotiškų būdų, tokių su savo pamokom, su savo išbandymais, gundimais, bet kad žmogus susivoktų, pasižiūrėtų į save iš kitos pusės, galbūt kažkur ir susigundytų, padarytų klaidą ir tada suprastų, ką jisai daro ne taip. Taip, jie labai stiprus hipnotizuotojai, jie gali jūs užkalbėti, užhipnotizuoti ir padaryti taip, kaip jiem reikia. Nes jie labai mato žmogų iš vidaus. Jie skenuoja ir tiesiog turi ekstrasensorinių sugebėjimų. Ir kai yra minuse, jie tos, aišku, sugebėjimus naudoja tik tai savo naudai. Kai energija išsipakuoja ir yra pliuse, tai tada šitos visos dovanos ir sugebėjimai naudojami yra ne tik tai savo naudai, bet šiaip žmonių naudai ir visatos naudai. Šitas žmogus minuse jisai verčia paklūsti, minuse gali būti silpna valia, priklausomybės ir nuolat toks pagundos. Jisai ir pats suteikia pagundų kitiems žmonėms ir nori kitus gundyti ir sugundyti. Tai gali būti nebūtinai ten, pavyzdžiui, alkoholis, tai gali būti kažkokios piniginės finansinės manipulacijos, tai gali būti kažkas užeina tvarka ir teisingumas ribų.
Tai vat, bet koks dalykas, kuris yra jo naudai ir jam ir nesvarbu kokiais tikslais, jisai tą gauna, jisai ir gali ir sumeluoti kažkiek, ir pagražinti, ir kažkaip manipuliuoti, bet jisai panaudos visą savo iškalbingumą, panaudos visą savo tą patrauklumą, tokį seksualumą, gundytojas, nu, tai kaip pasakose būna lapės veikia, tai va toks veikimo planas yra būtent 15 energijos. Kaip ir minėjau, yra daug pagundų ir priklausomybės visokio pobūdžio iki narkotikų, nes negali atsispirti, visą laiką traukia tą tamsioją pusę, visą laiką norisi kažką padaryti ne taip, visą laiką norisi kažką padaryti tokio, kur yra neleistina. Aišku, ne visus, čia šitą energiją nereiškia, kad yra visai tas žmogus yra, nebent tai yra jo jėga viduriukė, tai tada ten labai daug bus, aišku, tokių pasireiškimų šitos energijos, o šiaip tai šitą energiją jinai gali būti kaip sąveikaujanti su kitom energijom, susivibruoti su kitom energijom ir kažkokią kitą energiją gali pajudinti, išjudinti ir kažkaip ją paveikti. Šitas 15 skaičiukas trokšta prabangos, mėgsta prabangą, valdžios troškimas yra, nori valdyti, išdidumas. Na, vat jeigu jūs pasakytumėt, pasižiūrėtumėt į kūrėjo tokią atvirkštinę šešėlinę pusę, tai vat viskas, kas yra už tvarkos ribų, saikos neturėjimas, agresija gali būti, kitų slopinimas, gali labai didelį įtaką savo artimiesiems daryti, spausti, manipuliuoti. Šiaip tai ir kiti ženklai minuse tą patį gali daryti be abejo. Bet vat, šitas ženklas turi tokių galių ypatingų ir iš tikrųjų jo aplinkoje jau tiesiog žmonės pasidaro kitokie. Gali kelti kažkokį baimę, kai pamatai tą žmogų pirmą kartą, arba pradedi bendrauti, gali kelti baimę tokią, gali pakelti šešėlinės pusės kitų žmonių, tiesiog gali būti kompanijoje ir kiti žmonės pradeda elgtis tokiu būdu, kaip niekada nesielgtų, kažkokiu tokių šešėliniais savo pasireiškimais. Jisai tą tiesiog paskatina ir jo energiją iškelia į paviršių būtent šešėlius. Ir kartais, kai būni su tuo žmogum, kažkur gali važiuoti, galbūt keliauti ir kažkas turi atsitikti tokio, visą laiką kažkas tokio neplanuoto, bet reikia suvokti, kad jisai tiesiog pagreitina, pakelia tas šešėlinės vietas tokiu būdu, jisai taiso, kad žmogus susidurtų, kad žmogus pamatytų, susigundytų, kad jisai pamatytų savo šešėlį ir pagaliau susivoktų arba nesusivoktų, arba susigundytų iš tikrųjų. Tai, vat, turi tokių galių, labai įdomu, aišku. Dažniausiai, jeigu kitos nėra tokių stiprių realizacijos energijų, kaip 7-tukas, pavyzdžiui, 4-tukas, tai tada gali būti, kad jisai tik tai sugundo, bet realiai užbaigti kažką iki galo, sukurti kažką iki galo nemoka, bet jam svarbu, kad žmogus sutiktų. Žmogus pasako taip ir viskas, jam išsipučia pasididžiavimas, kad jau jisai tą savo tikslą pasiekė. O paskui ten kažkokias sutartis arba ten kažką toliau jisai gali ir nevykdyti. Irgi toks dalykas gali pasireikšti. Kaip ir minėjau, ekstrasensorika labai yra aukštame lygyje, aukštame tiesiog, kad ten labai stiprus įgūdžiai yra praeitų gyvenimų, tai kai išeina jau į pliusą, tai tikrai labai atsiveria jau tas matymas subtilus ir daug ką gali padaryti energetiškai ir skenuoja žmonės.
pašviečia, gali pašviesti, nes minuse jisai pašviečia šešėlius, pliuse jisai, aišku, padeda žmonėm pereiti iš tamsios į šviesą, pamatyti savo šešėlius ir priimti, moka rasti bendrą kalbą su savo šešėliu, suvokti, kam jisai reikalingas, priimti tam, kad jisai pats pasitrauktų. Troškimas yra eiti savo keliu, nepriklausomas. Čia jeigu prisiminti Liuciferį, kuris yra kūrėjo angelas, bet kuris pasirinko savo kelią, nes turėjo pasididžiavimą ir jisai buvo išvarytas iš dangaus. Tai vat, dėl to skaitosi, kad jisai trokšta eiti savo keliu, nepaklusti, eiti prieš tvarką, daryti chaosą. Ne? Jeigu kūrėjas, tai jisai tvarka, tai yra tvarkos simbolis, tai jisai kaip tik bus chaoso simbolis, neištikimybės. Gali būti kažkokių tokių seksualinių troškimų, nesaikingumas būtent šitoje srityje irgi gali būti minusinėje pusėje, bet pliuse tai yra fakelas toks, šviečia žmonėm, atveria jų silpnasis ir stipresis pusės ir tiesiog moka pamatyti pasaulį iš visų pusių, priimti visas pusės ir tai yra labai svarbi dalis, nes minuse jisai veda į degradaciją. Tai jam svarbu neužsibūti tame minuse ir pačiam pradžioje subalansuoti savo energiją. Šiaip tai labai jį traukia magijos, gali būti juodoja magija, traukia ten okultizmas, kažkas tokio, kas yra už matomą ribų. Taip, ir negriauti, nes jisai šiaip turi tokį norą griauti, kažką griauti savo naudai. Ir jam reikia išmokti būtent palaikyti tą pasaulį, padėti kurti tą pasaulį. Šiaip šitą ženklą, šitą energiją parodo, kad žmogus turi egzamininį kažkokį įsikūnymą, jam yra galimybė pasirinkti šviesią pusę ir aišku, jisai jeigu to nepadaro, tai tokia sunkesnė karma kaupėsi, geriausia yra, aišku, eiti dvasiniu keliu ir pasižiūrėti, kur yra įtaka žmonėms. Ir kaip ir minėjau, išsigąsti čia nereikia visiškai pilnai, čia yra be galo talentingi žmonės, be galo talentingi ir aš pati turiu 15 energiją ir pradžioje irgi sunku buvo priimti tokius žmonės, kai savo veidrodį pamatydavau, bet realiai, kai panaudoji tą į gerą, tu visiškai tas minusas jisai netenka tokio sunkumo. Ir tai tikrai galima, kūrėjas visą laiką priima bet kokius mūsų nuodėmės ir tik tai mes patys save galime apkaltinti ir bausti. Bet realiai siela turėjo praeiti tą patirtį. Tiesiog jinai turėjo didelį potencialą valdyti energijas, jai buvo suteikta, jinai pasibandė ir taip, ir čia nėra nieko blogo, reikia taip tą priimti. Galite, kam įdomu ir kažką savyje panašaus pamatėt, galite man parašyti, komentuoti. Man visą laiką labai įdomu analizuoti. Dėkuoju, kad klausėte.